Sveiki, Lavazza mokymo centras Vilniuje. Atsiliepiau į tavo kvietimą, interviu. Žinau, kad rašai referatą, faktai apie kavą. Tai tema, nes Vilniuje mes turim savo mokymo klasę. Čia vyksta ir degustacijos, ragavimai, eksperimentai su kava. Žinome apie kavą taip pat daug. Tai galėsim pasidalinti interviu, kai ką parodysiu, kad sudomint jūs. Suplaku pieną kapučinui. Tai pirmiausia, jį ir paruošiu tam, kad jis pailsėtų, o po to yra ruošiama espreso kava, nes pagrindas kapučino ar kava latė yra espresas. Niveliuoju portofiltre kavą, suspaudžiu 20 kg jėga, net neiškrenta kava. Į tą laiką paruošiu pieno putą. Suku tol, o taip keliu bangas tol, kol išlys tokia blizgesys, mano puta tokia bus kremiška, paslanki. Kava su meile. Esu Laimonas, UAB Amoka, vadybininkas, treneris, Malonu. Pardavėjas ir edukatorius. O mūsų, matau, kavos skiriasi, tai gal pasakysit, ką jūs čia geriat? Tavo kapučino, klasikinis, tikras klasikinis kapučino, mano kava latė. O kuo jie skiriasi? Tai čia pieno daugiau, kava latė, kapučino mažiau, kavingesnis gėrimas, pieningesnis gėrimas. Supratau. Pirmas klausimas, kuris mane domintų, yra, koks yra pats įdomiausias faktas, kurį jūs sakote žmonėms, kurie ateina pas jūs mokytis, treniruotis ir panašiai. Dažnai sakau, kad žmonės klysta, o tai faktas, kad espreso būtent puodelyje yra mažiausias ištirpęs kofeino kiekis. Jeigu aš jam pasiūlau, ką gersite, gal espreso, ne, juodos kavos man, nes nuo espreso iššok širdelė, ten aš negaliu toleruoti jos, juodą kavą geriu. Dažniausiai tai yra klaida, todėl kad didžiausias kiekis ištirpęs kofeino yra juodoji kavoje, nes jis ilgiausiai santykiauja su karštu vandeniu. Nu va, įdomus faktas. Tai kitas klausimas būtų, koks yra brangiausias kavos gėrimas pasaulyje, kuo jis išskirtinis ir yra ypatingas nuo kitų kavos gėrimų? Brangiausias gal yra kava lupak vadinama. Jis yra išgaunamas iš išmatų gyvūnėlio. Dabar, kiek žinau, žaliųjų yra stabdoma šita komercinė veikla dėl išnaudojimų gyvūnų. Bet orientacijai tai kilogramo kaina gali siekti ir $1500. Kitas klausimas būtų, ar yra mitų, kurių jūs norėtumėt paneigti apie kavą? Edukacinis mitas, kad geriausia kava yra iš arabikos pupelių. Tai yra netiesa, įrodyta ir Lavazzos, ir žmonių paklausus, ar tikrai. Dažniausiai į kavą dedama arabika ir robusta, populiarios rūšis kavos. Kava gaunasi dar net nuostabesnė, puikesnė ir skanesnė, ypač mūsų mėgstama su pienu, kapučino ar kava latė.
Tai man taip pat pasidarė įdomu, kodėl jūs vandens įpylėte stiklinių prie kavos padėjote. Nu, stiklinė vandens turbūt ją išgerti. Tai klausimas, kada ją reikia gerti. Kada tu ją išgertum, jeigu aš tau padedu kavos puodelį ir stiklinę vandens? Nu, aš manau, gal po Prieš kavos. ar po, ne? Netiesa. Reikėtų ją vartoti prieš kavą, tam, kad nuskalautumėt visus skonius, aromatus esančius burnoje ir galėtumėt mėgautis kavos skoniu. Kitas klausimas būtų, kokia kavos rūšis ar paruošimo būdas laikomas išskirtiniausiu pasaulyje, pačiu įdomiausiu, ar tenai koks sudėtingas galbūt būdas yra? Nu, turbūt jų ne vienas yra, bet manau, kad tas būdas, kuris retai gaminamas ir sutinkamas mūsų kavinėse ar mūsų gyvenime. Tai cold brew kava, cold brew metodą paruošta kava. Detaliau galėsiu parodyti skaidrėse. Tai va, prašau, mano minėtas kavos gaminimo išskirtinis būdas yra cold brew tower. Trukmė šito gėrimo kavos yra 12 valandų, kada per sumaltą stambaus malimo kavą yra driperio pagalba, lašiukai tiesiog laša, šalto vandens, netgi ledukus įdedam, kad būtų šaltas vanduo, apačioje stovi indas, kuris užsipildo per ilgą laiką. Išskirtinį to, kad tai yra šalta kava, šaltų būdų paruošta ir beje, kofeino kiekis didžiausias ištirpęs. Vartojamas labai Europoje, populiaru Danijoje tarp jaunimo, Lietuvoje rečiau, su alkoholiu, su sirupais, su priedu, su maišant su kitais produktais. Ir taip pat prie paskutinio klausimo, ar yra kitų kavos panaudojimo būdų išskyrus gėrimą? Taip, kavoje yra įvairių formų kavos gėrimų ir vartojimo būdų. Lavazza samdo Michelino lygio virtuvės šefus, kurie kuria tos receptus molekulinės virtuvės būdu. Kieta espresso kava, kieta cappuccino kava, kavos ikrai. Beje, aš pasiruošęs ir galėsiu jums gyvai parodyti, kaip jie ruošiami ir ar skanus vartoti. Man taip pat labai įdomu pasidarė, kam jums šaukštas? Aš nevirėjas, bet toj parodysiu, dėl ko aš jį nešioju. Espresso kavą galima ruošti įdomiu aparatu, kuris turi leverį. Ką jūs čia darote? Spiruoklė, jeigu matot, sukelia slėgį, kurio reikia espresso kavai išgauti. Šitas aparatas jo labai tyliai veikia, jeigu kiti burzgia su varikliu, tai šitas labai tyliai. Slėgį sukelia dar kartą šitą spiruoklę, tokia technologija. Parodysiu, kam šaukštelis. Pakankamas kiekis įbėgo man, kad neišpurvint šaukštelio, puodelio, aš panaudoju šaukštą. Beje, norėčiau nemokamą patarimą jums. Jeigu keliausite ir norėsit užsakyti štai šį receptą, jokių būdų nesakykit, kad man latė. Dadėkit žodį kava latė, kafe latė. Tai yra taisyklinga tarmė. Kitu atveju jums įpykęs italas ir atnešt latę, pieną karštą. Tai aš matau, jog jūs padarėte espresso kavą. Man taip pat įdomu pasidarė, kodėl šaukštelis yra tuščiaviduris. Kaip ir minėjau, samdomi Michelino šefai virtuvės, sukuria kažką savo unikalaus, būtent Lavazzos pageidavimu. Davidas Aldanė sukūrė šitą šaukštelį. Pademonstruosiu dėl ko. Kad išmaišyti cukrų, nesuardant kavos kremo.
dabar mes judame prie įdomiausios dalies, tai gaminsime kavos ikrus. Kavos ikram gaminti instrumentai, indai, vanduo su iš jūros išgaunamo kalciu, ikrų masė. Žiūrėkit, kaip gimsta ikrai. Dar pagaminsim, kadangi ikrų valgytojų labai daug. Ką jūs čia spaudėte? Orą. Beje, gaminau turbūt pigiausius ikrus pasaulyje iš kavos. Nors kava yra brangstantis produktas šiai dienai. Kalcis labai surus, todėl atskirsime. Ikriukus. Nuplausiu. Viskas paruošta ragavimui, valgymui, dekoravimui ant deserto ar grietinėlė. Tau, man ir tie, kurie stebi per ekraną. Valgant su liežuviu reikia spausti, nes jame yra plėvelė. Plėvelė, o viduj skysta kava. Na, kadangi išmokau, tai dabar pabandysiu pati pagaminti. Imame pompą. Taip vadinasi. Švirkštas pompa. Taip. Spaudžiame orą. Įtraukite tą kavos masę. Dropping. Gerai išlaikys. Išpil, kad tikrai iškristų. Ir kitą mindę praskala. Dabar mes mokysimės, kaip gaminti kapučino. Taip, klasikinis kapučino. Pitcheris. Įsipilam pieną. Pieną įsipilk iki čia. Su garus, pažiūrėk, kaip garai veikia. Įstumiam kondensatą. Būtina tą daryti prieš plakant. Jo, taip reguliuojasi garų kiekis. Nusistatom jo kampą. Paimam pitcherį. Ranką pridėt čia. Tas čirškėjimas reikalingas tam, kad įstumti orą. Pienas ramybės būsenoj, paliekam biškutį. Nuvalom snapelį, kad neuždžiūtų. Okay. Darom kavą. Flašas. Spaus mygtuką. Supratom kavą. Aš padėsiu biškutį, kad greičiau būtų. Išvalom. Šitą natūraliai šeriais. Imk už plastiko. Čia išsirenkam dozę. Spaudžiam. Numalo automatiškai. Pasidedam čia. Uždėk šitą, niveliuok. O man laikyti ranką? Taip. Sukama į karpą. Reikia tai daryti greičiau, kadangi kava šyla. 20 kg jėga žemyn. Ja, ir pasukoma tam, kad visą atliktų kavą nuo jo. Statom. Kol kava gaminasi, dirbam pieną. Ir vieną kartą reikia stuktelti į barą, kad parodyt, kad tu
Ir išsukti reikia bangelę, kad tokią bangelę sukti, kad neprigamintų vėl burbulų, o išlystų blizgesys ir kremas toks taptų pieno puta kremiška tokia, nu, kaip medu. Va, gerai. Pasuk. Jo, per kraštą, į tą tašką, ištiesink puodelį. Op. Žemiau puodelį. Pradžiai užpilame, pasikeliame piešinukui paviršių. Kas gavosi pirmą kartą. Vau, Čia? Ai, čia nieko, čia buvo toks. Autorė Barbora. Pavedžioji, va taip va. Tada priartėjai, pakratai, pili ir ploną srovelę perbrauki. Opa. O pasuk dešinę rankiui širdelę. Vesk. Per visus taškelius? Vesk, kartu. Užbaig čia, kur pradėjai. Ištrauk. Prieš atsisveikinant norėčiau gerkit saikingai, vartokit kavą, užsisakinėkit espresso. Pienas, žinokit, kad paslepia blogą kavą, jis tiesiog nivelyras yra, suniveliuoja, tai latė, kava latė, kapučino, vartokit mažiau, gerkit espresso. Ačiū labai, kad turėjot mane. Malonu buvo, išmokau, kaip pagaminti kavą. Išmokau piešti iš antro bandymo, bet pavyko. Pagaminom kavos ikrus, buvo labai įdomu. Labai išmokau daug ko naujo. Labai ačiū.